Jei jūs taip pat kaip ir aš mėgstate ne tik skaniai pavalgyti, bet ir didelės porcijas, šis video būtent jums. Ir tam mums prireiks persikelti į netoli Klaipėdos įsikūrusi restoranėlį Žaliasis slėnis XL Cepelinai. Jau pačio restorano pavadinime užkoduotas vienas patiekalas, kurį čia užsukus privalome užsakyti, tad įtraukiam dar kelis patiekalus ir pradedam. Vargu ar video pagalba man pavyks perteikti sriubų porcijų dydžius. Jau nekalbu apie sriubos kiekį, pažiūrėkit vien tik į raugintų kopūstų sriubą nuguldytą šonkaulių. Panašu šonkaulių kiekis slėpėsi ir burokėlių sriuboje. Žodžiu, pažiūrėkit, kiek iš 2 puodinių mes sužvejojame šonkaulių. Po tokių sočių sriubų būtina mažytė pertrauka, o tada jau galim kibti į pagrindinius patiekalus. O užsakydamas rūkytų šonkaulių kilogramą po raugintų kopūstų sriubos aš padariau didžiulę klaidą. Nors šonkauliai buvo labai skanus, bet aš sugebėjau jų įveikti tik 1/4. Tad likusi porcijos dalis buvo supakuota išsinešimui. Ne ką mažesnės porcijos buvo ir kiaulienos kepsnio su miško grybų padažu, bei vištienos su voveraičių padažu, nes jų nesugebėjo įveikti net rimti vyriokai, kurie atsisakė sriubų pasirinko tik pagrindinius patiekalus. O jei jums cepelinai Palangoj brangus, tai sėskite automobilį, nepatingėkit, davažiuokit iki Žalio slėnio ir už 9,50 pavalgysit dviese, nes vieno cepelino per akis.